Įsitaisykite patogiai. Galite atsigulti ant nugaros. Delnais uždengti užmerktas akis, po alkūnėmis pasidėti pagalvių arba atremti jas į sieną. Arba galite atsisėsti prie stalo, pasidėti tiek pagalvių po alkūnėmis, kad alkūnės būtų pečių lygyje, uždengti užmerktas akis rankomis ir atsisėsti patogiai, kojų pėdos ant žemės. Stebėkite savo kvėpavimą, kaip jis kyla ir leidžiasi jums įkvepiant ir iškvepiant. Nuo kojų pirštelių iki viršugalvio. Stebėkim, kaip oras vaikšto kūnu. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Kiekvieną kartą iškvepiant sąmoningai atpalaiduokite akis. Leiskite joms įkristi giliai į akidobes ir ilsėtis. Atpalaiduokite pečius, kaklą, veidą. Atpalaiduokite kaktą. Su kiekvienu iškvėpimu sąmoningai atpalaiduodami akis, įtampą iš jų iškvėpkite lyg kokį pilką rūką. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Pasaka apie nereikalingą auką. Ar čia norinčiųjų aukoti eilė? Čia. Aš 852. Jūsų numeris 853. Ką? Tiek daug žmonių? O ką jūs manėte? Viena jūs tokia protinga? Žiūrėkit, visi, kurie priekyje, visi ten pat. Oi, mamyte, tai kada eilė ateina? Nesijaudinkite. Greitai. Dėl ko jūs auką aukosite? Aš meilės vardan, o jūs? O aš dėl vaikų. Vaikai visas mano gyvenimas. Ką jūs dėl jų aukojate? Savo asmeninį gyvenimą, kad tik vaikai būtų sveiki ir laimingi. Viską jiems atiduodu. Vadina ištekėti geras žmogus. Nesutikau, kaip aš jiems patėvį į namus atvesiu. Mėgstamiausią darbą mečiau, nes važiuoti toli. Įsidarbinau auklytę vaikų darželyje, kad galėčiau vaikus prižiūrėti, pamaitinti, pasirūpinti. Viskas vaikams, sau nieko. O, aš jūs taip suprantu. Aš noriu paaukoti santykius. Suprantate? Tarp mane su vyru jau seniai nieko neliko. Jis jau turi kitą moterį ir mano gyvenime lyg vyriškis atsirado. Va, jei vyras pirmas mane paliktų, bet jis neišeina pas tą moterį niekaip, verkia. Sako, kad priprato prie manęs ir man gaila jo, verkia visgi. Taip ir gyvename. O jūs? Aš irgi verkiu, jau seniai kenčiu. Išprotėsiu greitai. Taip, gyvenimas yra žiaurus dalykas. Visada kompromiso reikia ieškoti, aukoti kažką. Atsidaro duris, pasigirsta balsas. 852, užeikit. Na, einu. Aš taip susijaudinus. Ką daryti, jei aukos nepriims? Nepamirškite, jūs sekanti. 853 numeris susigūžė į kamuoliuką ir laukia skambučio. Laikas eina lėtai. Bet štai iš kabineto išeina 852 numeris. Jie atrodo pasimetusi. Ką? Nu kągi, ką jums sakė? Priėmė auką? Ne.
Pasirodo, yra bandomasis laikotarpis. Liepė dar pagalvoti. Ką? O kodėl? Kodėl ne iš karto? O, mieloji, jie man tokius dalykus atskleidė. Aš jiems viens ant stalo auką, savo asmeninį gyvenimą. O jie klausia, ar jūs gerai pagalvojate, tai juk visam laikui. O aš jiems nieko. Vaikai užaugs, bus dėkingi už tai, ką jų mama paaukojo dėl jų. Jie man sako, sėsk ir žiūrėk į ekraną. O ten toks keistas filmas apie mane. Tarsi vaikai užaugo. Dukra ištekėjo į tolimą žemės, o sūnus skambina kartą į mėnesį, lyg iš pareigos, lyg kaltės varomas, marti per dantis koždama kalba. Sūnui sakau, dėl ko tu, sūneli, su manim taip? Jis atsako, dėl Dievo meilės, mama, nelįsk į mūsų gyvenimą, tau ką, užsiimti nėra kuo. O kuo man užsiimti? Ašgi be vaikų daugiau niekuo ir neužsiėmiau. Tai ką? Tada vaikai neįvertino mano aukos? Veltui stengiausi. Pro kabineto duris pasigirsta kitas 853. O, dabar aš, Dieve, man visiškai kelius pakirto. Ai, tebūnie. Užeikite, sėskitės, kokią auką atnešėte. Santykius. Aišku, na, rodykite. Štai, žiūrėkite. Jie apskritai yra nedideli, bet labai gražus ir labai švieži, neišnešioti. Mes susitikom vos prieš 6 mėnesius. Dėl ko juos aukojate? Kad išsaugočiau šeimą. Kieno? Savo. Ją būtina išlaikyti. Na taip, vyras turi meilužę, senėjau. Jis vis bėgioja pas ją, meluoja visą laiką, tiesiog jėgų nebeturiu. Ir ką jūs? O ką aš? Manęs kas nors klausia? Mano gyvenime atsirado kitas žmogus, santykiai lyg ir dėliojasi mums. Tai jūs naujus santykius kaip auka? Taip, kad išsaugočiau šeimą. Kieno? Jūsgi pati sakote, kad vyras turi kitą moterį, o jūs kitą vyrą. Kur šeima čia? Na ir kas? Pagal pasą mes vis dar vedę, reiškia šeima. Tai jūs visko patenkinta? Ne, kaip galima būti patenkintai? Aš verkiu visą laiką, aš nerimauju. Bet nesutiktumėt mainyti naujus santykius, tiesa? Na, netokie jie jau gilūs. Taip, laisvalaikio praleidimas. Apskritai aš neprieštarauju. Na, jei jūs neprieštaraujate, tada mes tuo labiau. Duokit jūsų auką. O man sakė, kad jūs čia filmus rodot. Apie ateitį. Kodėl man nerodot? Filmai čia skirtingi būna. Kažkam apie ateitį, kažkam apie praeitį. Mes apie jūsų dabartį parodysime. Norite? Žinoma, noriu. Nes kažkaip greitai čia viskas. Aš ir laiko neturėjau pasiruošti morališkai. Jungiame. Žiūrėkite. Oi, tai aš, Dieve mano, aš taip va atrodau. Melas visa tai. Aš rūpinuosi savimi. Na, pas mus čia socialinis realizmas. Tai jūsų siela tokiu būdu atspindi savo išvaizdą. Ką? Va taip jie atrodo? Pečiai žemyn, lūpos vienoje linijoje apsiblausę, akys, išdarkyti plaukai. Taip visada atrodo žmogus, kurio siela verkia. O kas čia per berniukas? Kodėl man jo taip gaila? Koks mielas? Žiūrėkit, kaip jis spaudžiasi prie mano pilvo. Nepažinote, ar ne? Tai jūsų vyras, sielos projekcija. Vyras? Kokia nesąmonė? Jis suaugęs žmogus, o sieloje vaikas ir glaudžiasi kaip prie mamos. Taip jis ir gyvenime toks, visada manęs klauso, linksta, tempėsi. Reiškia, ne jūs prie jo, bet jis prie jūsų.
Na, aš vaikystėje išmokau. Moteris turėtų būti stipresnė, išmintingesnė, ryžtingesnė. Ji turi ir šeimoje vadovauti, ir vyrą nukreipti. Taip ir yra. Stipresnė, išmintingesnė ir ryžtingesnė mamulė vadovauja savo vyrui berniukui ir pabara, ir pagaili, ir priglaudžia, ir atleidžia. O ko jūs norėtumėte? Labai įdomu, bet aš nesu jo mamulė, aš jo žmona. Ir ten ekrane jis toks prasikaltęs atrodo ir pas savo lachudrą tuoj bėgs, o aš jį vis tiek myliu. Žinoma, taip viskas ir vyksta. Berniukas pažais smėlyje ir grįš namo, pas brangėją mamulę. Paverks į prijuostę, atgailaus. Filmo pabaiga. Baikime mūsų susitikimą. Meilę paaukosite, nepersigalvojate. O ateitis? Kodėl nerodote man ateities? Jūs jos neturite. Su tokia dabartimi pabėgs jūsų vaikelis, kai užaugs. Jei ne pas kitą moterį, tai liga pasiglemš arba iš visi niekur. Apskritai, ras būdų išlysti iš po mamos sijono. Jamgi irgi norisi augti. Bet ką man daryti? Kam aš tada save aukoju? Jums geriau žinoti. Gal jums mamulė būti labai patinka, daugiau nei žmona? Ne, man patinka būti mylima moterimi. Na, mamulės taip pat būna mylimos moterys, net dažnai. Tai ką, pasiruošusi paaukoti save, siekiant išsaugoti tai, ką turite, ir kad jūsų vyras liktų berniuku? Ne, nesu pasiruošusi, turiu pagalvoti. Žinoma, mes visada duodame laiko apmąstymams. Ir patarimus duodate. Noriai ir su malonumu. Pasakykit man, ką turėčiau daryti, kad mano vyras, užaugtų ar ką? Nustokite būti mamule. Atsisukite veidu į save ir išmokite būti moterimi. Viliojančia, įdomia, paslaptinga, geidžiama. Tokiai gėlės norisi dovanoti ir serenadas dainuoti, o ne verkti ant jos šiltos ir minkštos krūtinės. Taip, jūs manote, kad tai padės? Paprastai padeda. Na, tuo atveju, jei jūs pasirinksite būti moterimi, bet jei ką, jūs ateikite. Santykiai jūsų tiesiog nuostabus, mes mielai juos priimsim. Žinote, kiek žmonių pasaulyje svajotų apie tokius santykius? Taigi, jei jūs nuspręsite paaukoti stokojantiems, esate laukiami. Manau, kad 853 pasimetusi išeina iš kabineto, drebančiam rankom glausdama santykius prie krūtinės. 854 mirdamas iš jaudulio užeina į kabinetą. Esate pasiruošęs paaukoti savo interesus tik todėl, kad neįskaudintumėte mamos? Durys užsidaro. Daugiau nieko negirdėti. Po koridorių vaikštinėja žmonės, glausdami prie krūtinės savo norus, gebėjimus, karjerą, galimybės, meilę. Visa tai, ką jie pasiruošia, nesavanaudiškai paaukoti. Giliai kvėpuojam. Pamažu rankas atitraukiam. Nuo akių akys lieka užmerktos. Leiskim akims priprasti prie naujo apšvietimo, lengvai sukiodami galvą nuo vieno peties prie kito. Leiskit šviesai atpalaiduoti užmerktas akis, veidą, skruostikaulius, kaktą. Giliai kvėpuojam. Ir pasukę galvą į vieną pusę prie vieno peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim. Ir vėl pasuksim galvą prie kito peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim.
Giliai įkvėpę grįšime taisyklingą galvos padėtį. Ir dar kartą gilus įkvėpimas. Iškvepiant, mirksėdami plaštakės sparneliais, atsimerkiam ir apsidairom aplink. Pastebėkite spalvas esančias jūsų aplinkoje, kaip jaučiasi akys, kaip atrodo formos.